Jeigu kalba yra apie sporto rūmus, tai mes šiandieną turime matyti, savotiškai, konfliktą. Ir tai yra gaila tai, kad vėlgi politikai lipa ant grėblio vietoj to, kad sujungtų, suvienytų mūsų tautas, mūsų skirtingas tautas, skirtingus likimus, tarsi vyksta susiskaldimas. Ir gaila, kad tas susiskaldimas yra prasidėjęs nuo Ingridos Šimonytės, kada realiai jinai paskutinėmis dienomis nusprendė, kad sporto rūmai turi atitekti ne tautai, ne visai visuomeniai, bet tarkim turi atitekti išimtinai kažkodėl tai žydų bendruomeniai. Ir kas atsitinka? Atsitinka didžiausias konfliktas, vėlgi prisimenama skaudi istorija, prisimena paskaudžiausias įvykis holokausto žydų tautai, kur buvo išžudyta beproto daug žmonių. Ir tada mes turime kitą skaudulį, nes sporto rūmuose tai įvyko pirmas atkūrimo sąjūdžio, arba aplamai tiksliau reikėtų sakyti, sąjūdžio pirmas susirinkimas, teigiamasis susirinkimas. Ir šiandien dienai man toks yra vaizdas, kad yra bandoma tyčia sukiršyti žydų bendruomenę su Lietuvos bendruomenė, nes dar tie žmonės, kurie gynė sąjūdį, kurie buvo prie nepriklausomybės ištakų, kurie organizavo sąjūdį, kurie važiavo iš rajonų, nebijodami, kad kolūkiai ten pirmininkai ir ten CK ir visi kiti juos persekios, baus, skriaus, muš ir ten uždarys ir panašiai, nes buvo daug nežinomųjų, ne? Ir tu dabar sakai, ne, ta vieta bus atiduota kažkam kitam, bet nebus atiduota visuomenė, nebus atiduota jums tie, kurie gynėte Lietuvą. Nors tarp sąjūdžio dalyvių, kurie atvyko tada į sporto rūmus, tai buvo labai daug žydų tautybės žmonių. Tai buvo patys vieni irgi tai protingiausi žmonės, tai mokslininkai, akademikai, visuomenės veikėjai buvo. Ir dabar tie, kurie dar nežinom tos istorijos, jie bandoma tarsi sukiršinti vieną su kitu. Tai man yra iš vis nesuvokiama, kodėl taip yra daroma. Aš tik tai suvokiu, gal taip reikėtų sakyti, aš kaip politikas aš suprantu, kad skaldimas visuomenės, kiršinimas visuomenės yra labai geras dalykas. Dabar ta tema vėl pakils į viršų, tada atsiranda Faina Kuklianski, kuri vėl pradės sakyti, pažiūrėkit, lietuviai nemėgsta žydų ir panašiai. Tada Faina Kuklianski duoda savo interviu ir sako, kad Lietuvos žydai nekenčia labiau lietuvių, ne kad lietuviai žydų nekenčia. Ir tada prasideda vidinis konfliktas, konfrontacija. Ar šiandien reikia, kada mes turime tokią situaciją nestabilią pasaulyje? Aš manau, kad ne. Ir to labiau, kad pati žydų bendruomenė jau buvo sutikus ir buvo susiderinus, ir savivaldybė neprieštaravo, ir vyriausybė neprieštaravo, ir jie neprieštaravo, ir buvo jau sprendimas dėl sporto rūmų. Tai man gaila iš tikrųjų Viliaus, kuris dar dirbo prie amžinatilsį Algirdo Mykolo Brazausko prezidentūrai kartu su juo. Vyriausybei buvo ne vieno premjero patarėjas, kur buvo labai daug įdėta pastangų ir darbo, ir su Izraelio valdžia buvo, ir su žydų bendruomenė, ir su mūsų bendruomenė. Ir dabar tarsi tai, kas buvo padaryta, viskas griuvo kaip kortų namelis. Politikai iš savo nesupratimo bando vėl dvi skirtingas tautas su panašiu skausmu jie sukiršyti ir supriešinti. Ir tikrai nieko gero tai nebus, nes ta vieta nebus traukos objektas lietuviams, ta vieta nebus traukos objektas turistams ir ta vieta nebebus traukos objektas tiem patiems žydų tautybės žmonėms. Aš manyčiau, kad viso, kas būtų šiandieną nugalėtojai, jeigu mes padarytumėm konferencijų centrą, gražų, didelį, su memorialiniu muziejų, kuris irgi galinai gali būti, skirti atskira patalpa, ten ar 400 ar 600 kvadratinių metrų galėtų būti ir tai laimėtų visi, nes tai būtų visų traukos objektas ir jinai atspindėtų kaip ir visų skausmą, kaip ir visų ateitį, kaip ir kartu bendrą bendrystę. Tai aš tai ir norėčiau, kad vis dėlto politikai nesivadovautų savo asmeninės ambicijomis, nesivadovautų pakišimais, nes čia iš tikrųjų Ingridos Šimonytės, Gabrieliaus Landsbergio ir būtent konservatorių grinai toksai savotiškai piktybiškas pakišimas socialdemokratų, bet jeigu jie to nori, jie gali daryti, bet nuo to aš manau, kad nukentės tik tais abidvi tautos.